jeigu turim Venskūną su 4 pergalėm, tai kas tau gali sutrukdyti šeštadienį vakare atsidurti pačioje eilutėje 4 laimėtojų? Na, iš tikrųjų, šį kartą važiuojame tokiu automobiliu, kad tikrai reiks pakovoti dėl pergalės. Tai ką, kitais metais nereikėdavo, ten Spikeris atsisėdi ir pats nuvažiuoja per minutę, kiek ten 19, kiek ten tavo tos trasos rekordas buvo? Truputį būdavo lengviau tai padaryti. Na gerai, tai ką, BMW, atsiprašau, koks tai arklių, ne 500, o tik tai 386? Ne, iš tikrųjų mes važiuojame žemesnėje klasėje, kur iš tikrųjų kovojame daugiau pačioje gausiausioje klasėje, kur važiuojame Kazimieras Vasiliauskas, Simas Juodviršis. Ir manau, kad toj klasėje mums tikrai bus didelė konkurencija ir mes bandysime kovoti dėl pirmos vietos kaip ir pernai. Pirmos klasėje? Svarbiausia, o absoliučiam, kaip sakyti, sąraše, kokia pozicija tenkintų? Pernai mes buvome 5 vietoje, kas iš tikrųjų su tokiu automobiliu yra įspūdingai ir šiais metais dar truputį pagreitėjo ir manau, kad kažkur ten ir norėtume atsirasti finišė. Tai ten tas automobilis čia Edvino rankomis, ar ne? Tu pribūrėt ten kažkokių galių, patikimesnė dėžė ar gal automatą kokį įdėjęs? Jisai tiesiog žmogus toks nepasitikė, BMW Motorsportais daro pats. Tai jūs galite jau paklausti, ką iš čia prikonstravo. Tai aš vat ir galvoju, tai Edvinai, tai jeigu taip sakykime, kokį tą Bavarijos motorų gamyklėlę tave nusiųstų, tai vyr inžinieriam turėtum ką pasakyti iš praktikos, kas pas juos ne iki galo gerai padaryta. Na, iš tikrųjų, tai Bavarijai yra pagarba, nes jie ir daro teisingai viską, bet lenktynėm reikia dar padaryti kažką tai pagerinti ir daug laiko užtrunka ir, kaip sakant, nemiego naktų, tai darbo daug įdėta į automobilį tikrai, nes skaityti nuo nulio viską daroma. Tai patys viską, kaip sakyti, išardėt iki paskutinio varžtelio ir viskas, ką nereikia, išmetėt velniop ir... Taip, ir daug inžinerinių sprendimų turi būti, daug labai kompiuterių, darom visokių brėžinių, testų, po to tik tai įdėgiam į automobilį. Bet aš vis tiek galvoju, Edvinai, na, kompiuterių vis tiek, čia visi mes ir Kolino Makrėjaus ten ekspertai ir pasaulio čempionai, galima sakyti, bet kompiuteriai viskas yra vienaip. Realiai gyvenime stojus į trasą, tie praktiniai skaičiavimai ir dažnai truputį nepasiteisina, paprastai jau... Ne, dažniausiai, kadangi yra pas mus kaip patirties nemažai virš 20 metų, tai šitoj srity, tai mes kaip ir jau tokie nenaujokai, tai žinom daugmaž, ką galima daryti, kas jau buvo praeita ir antrą kartą ant to pačio grėblio nelipam. O tai iš pernykščios tos gerai 5 vietos absoliučioj, kokie sprendimai pernai, na sakykim taip, ne tai, kad kėlė daugiausia rūpesčių, bet na, kurių rezultatais nebuvot patenkinti. Jeigu tai aišku ne kažkokia labai techninė paslaptis. Nu, mes galbūt turėjom problemų iš tikrųjų su greičių dėže, nes, kaip sakant, mus tik tai kas ir išgelbėjo, ir čia aš ne reklamą darau, o tikrai išgelbėjo tik tai tepalai, kuriuos mes išpylėm į tą dėžę, bet dėžė man pradėjo streikuoti nuo pat pirmų ratų. Ir finišavot su 3 bėgiu arba su 4 tik tai? Ne, su visais. Mes priėmėm sprendimų, kad reikia saugot bėgius, kaip mes nedajungdavom. Važiuodom 3 programų, buvo 4. Ant variklio apkrovas visas. Permetėm, kaip sakant, ir dėžė atlaikė ir viskas puikiai. Išardėm po 1000 km dėžę. Dar iš tikrųjų galima buvo važiuoti. Supratau, tai kas diktuos tempą? Jonas kaip labiausiai senbuvis, ar gal ir Ignui duosit jau užmint gazą iki dugno? Aš manau, kad ir Jonas, tiek Ignas yra tikrai patyrę greiti vairuotojai, tai aš manau, kad jie abudu diktuos. Kaip praėjo kvalifikacija? Iš tikrųjų labai iki paskutinės minutės vos nebuvome toj pozicijoje dėl techninių nesklandumų ir po to viską mechanikams pavyko pašalinti ir išvažiavome ir dar pasisekė padaryti vieną greitą ratą ir startuojame šiandien 12. Manai, gera vieta? Manau, jo. Tai yra gan arti priekio, lyginant, kad startuoja 44 automobiliai, tad per pirmus ratus galvojame atitrūksime lėtesnių varžovų ir po truputį įsivažiuosime į varžybų ritmą. Ritmas yra labai svarbus šiose varžybose, nes varžybos yra ne valandą ir ne 2, o 10 valandų beveik. Tad
kažkas spręstis, ar jie važiuoti galima būtų po 3 valandų, po to po 5 tiksliau, po 7 dar tiksliau ir po 9 valandų galėsim iš jūsų tiksliau pasakyti, kas mums sekasi. Kokie realūs tikslai? Realūs tikslai tai yra finišuoti ir finišuoti kuo geriau. Jeigu viskas mažina laikys ir mes nedarysime klaidų, tai manau mes ten ir būtume. Jūs labai spaudžia, jūs labai vejasi, jie jūs nori nugalėti, ką darysite? Be abejonės nepasiduosim visų pirma ir bandysim saugodami automobilį daryti viską, ką galim, taip pat planuojam, kada galėsim sustoti, kada kaip kas. Gaudam kiekvieną momentą, kada galim, kada tiesiog kiekvieną klauką, kurį mes galim paimti, mes įrimam ir dedam į savo krepšį. Tikimės, kad viskas bus gerai. Sensacingai, galima sakyti, pasibaigė tos lenktynės ir vaikinai tikrai yra labai laimingi, patenkinti pasiektų rezultatu. Iš karto klausim, na gerai, prieš lenktynės atsukime šiek tiek laiką atgal. Tikėjotės tokį rezultatą, kad tapsit čempionas? Ko čia važiuoti, jeigu netikė? Ko čia važiuoti, jeigu netikė? Iš tikrųjų, realiai matant, tai buvo labai didelis. Galima tai sakyti, kad labai sunku pasiekti šį rezultatą ir realiai aš 4 kartą laimiu ir absoliučioje, ir klasėje. Ir galiu pasakyti, kad esu laimėjęs su įvairiausiamis, su Ferrariu, su Porsche ir su Spikeriu. Ir pirmą kartą su tokia mašina laimėjau, kuri iš tikrųjų yra pagaminta Lietuvoje. Ir iš tikrųjų tas tikrai suteikia šiai pergaliai tokio emocionalumo, nes mūsų mašina tikrai nebuvo greičiausia. Mes tą jautėme nuo kvalifikacijos. Mes tiesiog radome savo tempą ir nebandėme laužyti jos ir viltis pirmaujančių, nes tikrai 1000 kilometrų yra 1000 kilometrų. Ir nieko nelėmė tas, kad tu kvalifikaciją laimi ir niekam neįdomu, kad tu kvalifikaciją laimėjai. Svarbiausia yra čia, kai tu atvažiuoji į finišą. Aš įsivaizduoju, kad ši pergalė išskirtinė tuo, kad konkurencija buvo milžiniška. Labai didelės investicijos buvo į automobilius, o jūs paėmėte ir visiems iššluostėt nosį. Tai ko gero tik pasąlygino tokią pergalę, ar ne? Taip, iš tikrųjų, tai kaip Jonas minėjo, tai ir stengiamės saugoti automobilį ir davažiuoti iki galo, bet daug kas iškrito, nes darė paprasčiausias klaidas, o mes viską susistrategavom taip, kad baigtumėm varžybas ir gana greiti iš tikrųjų buvom su šitą automobiliu. Didžiausi sveikinimai, tik žinoli komandai, jūs sukūrėte sensaciją. Jubiliejinės lenktynės, 15-osios jūsų didžiausi sveikinimai. Ačiū. Ir štai Dariaus Gaužio rankose pagrindinis šių varžybų trofėjus. 15 kartą įteikiama nugalėtojų taurė 1000 km varžybose.